Maksimaliai apsaugoti savo augintinį galima tik apsaugos priemonės naudojant kompleksiškai. Šiai dienai apsaugos priemonių nuo erkių galima pasirinkti tiek ir cheminiu pagrindu, tiek ir natūraliu, todėl geriausia būtų jas derinti tarpusavyje ir taip galima sudaryti net 6 lygių apsaugą. Kokios tos priemonės ir kaip jas reikėtų derinti tarpusavyje? 6 lygių apsauga susideda iš antiparazitinių antkaklių, lašų, purškalų arba aerozolių, ultragarsinių pakabukų, eterinių aliejų bei antiparazitinės kosmetikos. Tai galite išsirinkti vieną priemonę, kuri yra cheminių pagrindų, pavyzdžiui, antiparazitinį antkaklį, bet kitas tuomet jau geriausia būtų rinktis natūrales. Tai pavyzdžiui, papildomai galite naudoti natūralų purškalą, kuriuo apipurškite augintinį prieš kiekvieną pasivaikščiojimą, citrusinį eterinių aliejų mišinį, kurį galite tepti ant augintinio vedžiojimo aksesuarų, papilvės ar pėdučių. Taip pat pravers ultragarsinis pakabukas, kuris yra tiesiog prisegamas ant antkaklio ar petnešų. Ir dar vienas labai geras pasirinkimas būtų nenuplaunamos putos kailiui su dimetikonu, kadangi jos veikia kaip spąstai, sugaunantys parazitus, todėl jie daugiau judėti nebegali ir galiausiai nukrenta arba yra pašalinami šukuojant kailį. Tai šiai dienai apsaugos priemonių nuo erkių pasirinkimas yra tikrai didelis. Todėl naudodami jas kompleksiškai ne tik apsaugosite augintinį nuo erkių įsisiurbimo, bet ir sumažinsite jų nešiojamų ligų riziką.